Nu tai ką, labas rytelis. Atvažiuoju į iškrovimą, va čia mano iškrovimus, o kaip tik matau čia va sunkvežimiam, čia reikia važiuoti. Ai čia, bet čia tank bilena. Čia bačkas turi važiuoti. O turbūt toliau, man toliau reikia važiuoti. Taip įtariu. Čia sunkvežimiam negalim. Bare hausas, čia į kairę. Google'as rašo, kad nuo 7, kad dirbu, dabar be 10 yra. Tai nieko, viskas gerai. Reikia visą laiką žiūrėti, va, kad čia bačkas atvažiuoja tank biliam, būčiau nuvažiavęs ten, kur bačkom, tai blogai. Čia kažkokius, nežinau, ar krakmalą kažkokią atvežiau, ar ką. Nežinau, kažkokią dar mačiau Arla Ingredients, kaip cementą maišuose tokiuose. O žiūrėkit, čia ant rampas duriu. Karis yra. Galim prisiduoti. Nu va, kaip viskas aišku. Čia parašyta ant kitų durų ten shipping, čia delivery. Viskas liuks, kad visur tai būtų aiškiai. Nu žodžiu, tikėjaus greit išsikrausti, bet, nu, tas šaldytuvas HCS pirmiau už mane buvo. Tai ką padarysi? Pirmą jį iškraus. Tikiuosi nepilns. Bet jeigu pilns, tai nieko gero. Reiks laukti. Užtruksim tada. Bet labai tikiuosi, kad gal nepilns. Nes man tai tik 3 paletės čia. Tai toks trumps sustojims. Nu visgi greitai iškruoja mane ten. O ne, čia suktrikim toliau. Greitai iškruoja mane. Jis irgi ten kokias 2-3 paletės turėjo tik. Gal net ir mažiau. Tai neužtrukom. Nu ką, vyks iškrovimas XL bygė. Viską. Čia va šitą paletę dar man reiks atgal paduoti. Čia jau 3 nukrovę, nežinau, gal su liftoru reikės padavinėti arčiau biškį bortą. Čia perstumiau 6 paletės į galą, kad viršsvario nebūtų, nes gali viršsvaris būti. Būtų buvęs viršsvaris jau 100%. O tai iš čia, čia tos paletės va čia va stovėjo. Tai aš nustumiau 6 į galą. Nes viskas priekį buvo, visas svoris, tai negerai tai. Va. Tuo va atveš riochlą, turbūt reikės pastumti arčiau biškį. Pasportuosim. Nu ką, gerutėlį, va iškruovau, šitą pastačiau per vidurį, kad prilaikytų tas 2 paletės irgi nuo virtimo atgal. Kažkas yra klausęs, kodėl, sako, perstumė iš to šono į šiaip. Tai kai su diržu riši, jeigu vienoje pusėje, tai tada labai traukims ir vertims gaunasi į vieną pusę. Ta prasme, čia gaunasi status kampas ir diržas tiesnis ir tik šitą kampą veržia. O šitas tai toks laisvas gaunasi. Tai reikia, jeigu gali paletę vieną statai, tai ją reikia per vidurį statyti, nes jeigu vienam šone, tai blogai tada. Nepriversi. Čia biškį lengvikės užtačiau, tai nori išvažiuoti. Nu tai va, tai reikia, kad per vidurį būtų paletės. O dabar važiuojam, aš čia jau pastikrinęs esu, kiek čia svorio. Tai čia 10 tonų ant ašies. Čia 9 tonas kažkur dar turiu. Tai va, judam, užsidarom, lėkiam. Žmonės išleisti reikia. Nu ką, atvažiavau į paskutinį iškrovimą, čia Medelynas, viską. Keliuks tai va toks va nuo gatvės, toks ir buvo, nu bet čia netoli kokie 200 metrų. Bet čia visai jau į kiemus. Sako, važiuok, čia sako, į priekį. Važiuok. Buvau nuėjęs pasižiūrėjau, ten yra kur apsisukti, viskas kaip ir normaliai. Sako, važiuok čia. Danijai pastebėjau, šiaip labai madoj baltai dažyti namus. Pas mus nieks baltai va taip nedažo namų su baltais dažais. Ar čia nedažai, ar kreida. Kažką nori.
Žodžiu, labai čia įdomi istorija yra šitos sodybos. Čia arklidės buvo seniau. Va šitas tėvelis. Jisai biški moka rusiškai, pasirodo po antro pasaulinio. Šitoj vietoj, šituose arklidėse čia Tistede gyveno lietuviai, pabėgėliai. Viską. Čia reikia nenugriauti stogą. Va, tai labai įdomu, čia ilgai gyveno ir lietuvių moteris buvo jo auklė. Jis vaiks buvo dar, jam čia koks 70 metų gal, tėvukui šitam. Jisai vaiks, čia pripasako istorijų, čia vienas, irgi kitas lietuvių čia jau daug gyveno, ne vienas. Ir latvių gyveno čia ir viską. Ir ukrainietis gyveno, ukrainietis jį išmokė lietuviškai kalbėti. Žodžiu, kom čia, nežinau, čia tiek pripasaka man, kad net keista. Tai žodžiu, jį užaugino čia, nu, kaip auklė buvo, ne mama, bet kaip auklė. Lietuviai. Tai lietuviškai nemoka, aišku, nes lietuviškai ir lietuviai ne visi moka. Gerai, sunkiai kalba labai. Bet rusiškai biški išmokęs. Biški supranta ir biški kalba. Va, tai labai norėjo parodyti jam čia dar vienas lietuvis durų arfą, tokį styginį, kažkokį tai ant durų kabinas, aš nesu matęs, net nežinau, kad toks yra instrumentas. Pagamino, jis norėjo man parodyti, bet neberado. Tai ten buvo muzikos instrumentų gamintojas, kuris pabėgęs buvo į Daniją, čia po antro karo. Čia va, tie laimingi žmonės, kurie neišvažiavo į Sibirą, žino jis viską apie Sibirus, viską. Kad kai kurie išvažiavo į Sibirą ir taip toliau, tai žodžiu, labai čia taip įdomiai pasikalbėjom. Sako, vairuotojo darbas neįdomus, kartais įdomus. Čia, nepasakiau, kokia miestė, čia Tistede, šiaurės Danijoje. Va, ir sakė, ai čia vat, į priešingą pusę, jeigu būčiau iš ten, kur išvažiavau, sukėsi kairę, sakė, už kilometrą maždaug, sakė, yra lietuvių pagamintas, tų pačių lietuvių pagamintas kryžius. Kaip paminklas stovi. O, tai tokia va čia istorija, čia arklidės buvo šita sodyba visa. Dabar nebe arklidės. Žino viską apie buožės, kad čia viską, jeigu biški turi kažką. Sakau, jūsų šitą sodybą irgi jau Sibire būtumėt prie Stalinos. Pasiekėm, sako, jo, sako, kapitalistai. Bet sakė, po to tai lietuviai vieni išvažiavo, vieni į Australiją, kiti į Vokietiją, išsibėgiojo po visur į Amerikas. Buvo įdomu tikrai taip. Sakė, čia daug gyveno lietuvių apskritai Danijoje. Ir dabar daug gyveno, bet aš kai atvažiavau, atėjo, pasižiūrėjo mašinos numeris. Sako, kalbi, sako, rusiškai. Tai va, tokia va istorija, matot. Yra, kas mus atsimena dar. Yra gyvų dar. Labai smagu. Važiuoju čia Danijai. Žiūriu, tiltas pakeltas, viską čia. Laiveliai plaukia. Čia Agersunde lyg ir. Ar kaip čia vadinas? Vo, plauk laivelis. Yra grafiks turbūt plaukimų. Kada čia? Čia siauruoks tiltas, tai reikia dešiniau pasitraukti, nes po to iš priekio fūros važiuos. Esu važiavęs, tai netgi geriau gal šitą veidrodį užsilenkti. Kad nebūtų nispudžianka. O, čia taip va gražu. O,
jachtą praplauk. 2 jachtas prasilenk, įvarysim mes. Liuks, nu. Vien su motoru vara prieš vėją, tas pavėjui biški. Po kairę. Vokietijai su motoru vara. Nu ką, bičiuliai, nepatikėsit, bet čia taip greitai pasikroviau Rokvulę. Viską davė pakrovimą. Nulėkiau, pasikroviau, varau keltą. Žodžiu, viskas super gaunas. Šiandien visai gera diena išėjo. Rokvuliuks su visų palaukimu 24 minutės. Reikia dar palaukti, kol kitą pabaigs krauti. Realiai koks 10-15 minučių. 5 tonikės, pats geriausias krovinys, turbūt nėra geresnių. Patokios, va kaip čia va matėt. Blokai, nieko nefilmavau. Ko čia taip žiūrit? Nesuprantu. Labai ten tie, kur po kairę, kur krovės labai mani žiūrėjo kažkas. Atrodo, kad pažįstame arba ką jiem pinigus koluoti. Tai va. Ai, dar tas deduks anam iškrovimą, kur buvau, Tistedė. Tai sakė, žino ir Kryžių kalną, viską. Yra buvęs Pabaltijai. Seniuks turi ką atsiminti. Ne visi danai bjaurus yra malonių. Šiaip bendras stereotips, kad nėra itin malonus tie danai. Švedai, pavyzdžiui, malonesnė, jeigu tai bendrai paėmus. Danų tai visokių psichinių yra ten darbuotų. Švedai tokie nepiktybiniai, pavyzdžiui. Norvegai gal biški pasikėlė tokie, bet irgi nepiktybiniai. Danai tai tokie, kai vokiečiai, jeigu biški kas, tai ten pradeda rėkti, nervuojasi kartais. Na čia man taip atrodo, nežinau, gal neteisus esu. Bet tokį aš susidaręs tokį stereotipą. Viso varom į keltą, šiandien keltas nusimato. Seniai nebuvo keltą, jau savaitę kokį. Atpratau jau nuo keltą. Atvažiavau prie keltą, viską. Sakau, reikia pasistiprinti, bo noriu valgyti jau. Kelte ten nežinau ką duos, tai reikia savo makaronus kapuoti. Tai va, čia pasipjaušiau svogūną, česnaką, čia žiūraus komentarą parašė, dar morkų sako, majonkės į kečupą, tai pabandysim čia šitą. Receptą aš tik morkų neturiu. Pažiūrėsim, gal bus normaliai. Nu va, užmečiau svogūnus su česnakais. Kai česnakai kep, žinot, koks geras kvapelis būn toks. Žiauriai geras. Svogūnai irgi skanu. Viską. Skaniai kvepia. Galvoju, tos makaronus čia pato merkti. Gal į keptuvę ir mesti viską. Jeigu tilps. Keptuvė gerai irgi pakepti makaronai. Skanu. Patiko jam tokie receptai, ne? Roberto receptai, kaip seniau būdavo. Nu va, kaip gražiai apkepia. Galim suversti makaronus. Versi jaučiu aš čia tos makaronus į tą keptuvę. Bus pakepinti, skanesni. Visą cibulių supjaušiau, nieko nelika čia iš to cibulių. Nu va, suveršiau. Normaliai tilpo, ne per daug. Galim maišyti. Skaniai kvepia. Viskas gerai. Dėsim kečupą, majonkės, viską. Bus labai dietiniai. Aišku, geriau su pomidoro padažu būtų, bet su jais ir su kečupu.
Va. Nu va, sudėjau majonkę, kečupą. Aišku, su lietuviška majonkė skaniau būtų. Tai čia reiks prilaikyti, nes šviežinėja keptuvė. Reikia atgal į laikiklį padėti telefonus. Negaliu taip filmuoti. Žodžiu, reikia išmaišyti dabar viską. Nu va, sakyčiau, vaizdelis visai geras. Išsimaišė viską. Dabar reikia sūrį įdėti, kad viskas ištištų. Temptus viskas ir bus liuks. Va. Restorane 10 eurų už tokius turbūt būtų, arba 15 koks. Niekad restorane neužsisakinėjau makaronų, nes negaliu aš mokėti už makaronus, ten kokį 12 eurų už makaronus, sakau, niekad nemokėsiu. Ten įdėt pusę va tokios porcijos geriausiu atveju. Jau už makaronus tai jau tik mėsą užsisakinėti reikia. Va, makaronų tai negaliu pirkti niekada. Nekil ranką. Kažką pagavau. Galim pamaišyti. Dietinius savo makaronus. Viską. Jau galim valgyti praktiškai. Gerai žiūris, ne? Celės bėgiau kaip bokseriai. Geras kvapas svogūnais, česnakais. Užteks čia. Nebereik savęs kankinti. Galim dėtis. Nu va, kas man čia gavas. Skaniai apskrudo viską. Tai skanaus einu kapuoti. Veganam linkėjimai. O čia aš ką nesukūšiu. Viską susidėjau. Gal paimsiu, nežinau. Rieboką šiaip. Nu ką, gerutėlį, jau atplaukau į Švediją, į Göteborgą. Pjausiu dabar iki parkingo. Čia iki parkingo yra, reikia pjauti. Jeigu kontrolės nėra, viskas gerai, tai 55 minutės kažkur tai važiavimą. Per 2 minutės įvažiavau, 3 minutės lieka laisvas. Jeigu kontrolė būn, tai viskas sugriauna visą planą. Reikia tada ieškoti kažkur čia netoli sustoti. Va. Čia naktį gerai pravažiuoti, nes nėra eismo, tada greičiau kažkaip gaunas. Va, tai ką? Važiuosim. Pauzę šūdiną šiandien gausis. Startuosiu kažkur tai 4:30 plus įvažiavims išvažiavims, tai iki 5:30 startuosiu. Kažkaip tai žiūriu, ar jau važiuojam ar ne dar. Tai ankstokai, bet tikiuosi anksti nuvažiuoti iki iškrovimo, kad šiandien spėti išsikrauti ir galbūt bent jau iki pakrovimo davažiuoti, bet šiaip negarantavo, nes iškrovims priklauso ketvirtadienį, tai rytoj. Nu, jum dabar rytoj, man jau poryt gausis. Tai va. Garantijų nėra, kad iškraus. Telefonas yra. Vakar žinutę dar parašiau. Nu, šiandien po pakrovimo dieną parašiau žinutę. Skambinau irgi, bet nekėlė. Žinutė irgi neatsakė nieko. Tai nežinau. Kai bus, tai bus. Ką čia? Čia kokie 400 kilų važiuoti. Tai biškai geresnis krovinikas. Va, tai judėsim. Nu ką, judam lauk iš keltuko. Čia biškai blogai nurimgavau. Žinau, varkit. Čia ne keltukščiai, jau visas keltas. Kažkas nepasidalino kelią pačioj. O, taip geriau matosi, ne? Reikia šviesą savo super duper įsijungti.
Šiaip žiauriai geras šviesas, iš vairuotojo gerų atsiliepimų girdėjau. Sakė, žiauriai gerai šviečia. Viską sakė, liuks. Kaži, bus kontrolė ar ne? Patys matot, kad gerai šviečia, ne? Čia kas nežinot, pas mane biledai yra čia. Taip sako, kad nesusigeri žiemą į šlapę asfaltą, kai žinot, kaip būn, kai atrodo, kad be šviesų važiuoju. Labai bjaurus jausmas. Ir nieko nesimato. Tipo nesusigeri. Labai ilgai šviečia, pažiūrėsim, kiek laiko jie čia pas mane atlaikys. Šiaip, kad šitos trumpas ilgai laikys, aš kažkaip nebijoju, man tik dėl tų dienos šviesų, atrodo, visą laiką juos kažkaip pirmiau nukept negu, nes ilgiau dega, visą laiką dega, kai važiuoju ir dega. O, pirmą punktą praėjom, kontrolės nėra. Čia kitaip būtų kamštas ir čia kokie 10-15 minučių gali sugaišti. Išlaužta viską. Kairys biškį arčiau negu dešinys. Žodžiu, viskas ledelis. Čia ką į kairę negalėsiu sukti, vėl sugadins viską. Reikės važiuoti. Sugriuoja viską man čia. Reiks kažką mislinti. Per tiltą reiks važiuoti. Ką čia be primislins? Tai va, judam iki parkingo. Buvo keliu važiuoju, jau liko gal 3 km iki parkingo, 52 minutės, kaip ir sakiau, 55 bus ir atvažiuosiu. Norit parodyti, kaip ilgas tų biledų šviečia, žiūrėkit, va dabar bus ilgas, čia ilgas, be LED baro, visai gerai ir be LED baro, šiaip jau. Čia, aišku, su LED baru tai kits vaizdas. Net ženklai akint pradeda. Perjungiam. Tai šiaip aš labai patenkint mano lūkesčius, netgi mano pranoko. Aš net negalvojau, kad ant tiek gerai čia bus. Šiaip Volvo 5 faros tai labai visi vairuotojai skundžias, kad blogas būna. Silpnai šviečiančias ir taip toliau. Visi akis susigadins su 5 Volvom, bet neinkilė. Ką, atbildėjau, viskas kaip ir gerai, 57 minutės pravairavau, 2 įvažiavau, PM9 gavas, dar minutę rezervo. Tai žodžiu, jeigu ne grybą nepjauni važiuodams, tai davažiuoji, jeigu ne, tai ne, biški viršyti. Ne pasaulio pabaiga. Tai va, o kas nori tokių faro irgi pasikeisti, tai kreipkitės į Workshop Works. Vaikinukai padarys viską gražiai ir gerai. Ne tik gražu, bet ir dar funkcionalu. Va.
Aš patenkins iš tikrųjų. Rekomenduoju. Viskas liuks. Žmonės nemirkčioja, kad akinu nieko, viskas kaip ir gerai. Super. Čia tas irgi labai svarbu. Nes jeigu neįmanoma visus sakinį, jeigu tai čia irgi ne variantas. O taip, tai gerai visai. Tiek laiko kokius nuo gegužės mėnesio turbūt nuo birželio važiuoju, bet naktim nevažiuoju, nėra kaip pratestuoti normaliai. Tai va dabar tik pratestuoju normaliai. Rudeniop. Tai va, einu miegot, kelias valandas reikia numigti. Iki rytojaus. Ačiū, kad žiūrėjot.